Beveik ilgiausias mano žinomas anekdotas. Ryte sūnus pareina kaime iš šokių 6 valandą ryto. Samagoną prisigėręs per visą naktį atsigula į lovą. Po valandos tėvas beldžia. Bum, bum, bum. Petrai, kelkis, einam šieno pjaut. Petras sako, tėvai, nu nieks nebus šiandien, nieks nebus. Einam šieno pjaut, šau parodžius valkytis per naktis. Nu ką, atsikėlė sūnus, reiškia, su tėvu nueina į pievą, pasima dalgį. Pagirus, žiauriai, nieko negali padaryti, valandą miegojęs, virdaliuoja. Sako, tėvai, būk geras, leisk, sako, aš nubėgsiu namo, vandens atnešiu, taip kažkaip troškina, vat ir tau bus. Tėvas sako, nu, tai vandens, reikia, darbuosi mes ilgai, tai reikia. Pareina namo, sūnus sako, motin, tėvas sakė, labai valgyt nori, kažko neprivalgė, tai gal gali koldūnų išvirti. Motinas sako, nu, gerai, jeigu tėvas prašė, tai prašė. Sūnus grįžta su vandeniu į pievą. Sako, tėvai, motina va koldūnus verda, kvietė pareiti. Tėvas sako, nu, motina verda koldūnus, tai, nu, reikia grįžti kažkaip. Grįžta namo, atsisėda, motina koldūnus padeda, valgo. Tėvas sako, taip kažkaip sprangiai valgos, kokią gal čerkelę, sūnau, sako, padarom. Sako, ne, motina sako, nieko neturim. Tai sako, gal, sūnau, gali nueiti pas kaimyną, sako, nu, pirk butelį. Sūnus gerai, nueina pas kaimyną. Sako, labą dieną. Kaip jums labą dieną? Tai va, žodžiu, žinau aš jūs, kaip ten su mano motina, reiškia, daržiniai susitikinėjat. Kaimynas sako, jūs nesakyk tėvą. Nu, sako, duok butelį. Du, va, prašom, 2 butelius, gerti liek, Jėzus, neišduok. Sūnus grįžta, padeda, aiškiai, butelį ant stalo. Sako, tėvai, kaimynas kiaulę ruošęs pjauti ir prašė, negalėtum, reiškia, padėti, nudurt. Kaimynas, tėvas sako, nu, kaimynų reikia, tai reikia. Nueina pas kaimyną, kaimynas žiūri per langą. Tėvas tas ateina su peiliu rankose. Jėzau, tas piemuo pasakė dabar, kad su motina guliu daržiniai, viskas iš namo ir į mišką. Ateina tėvas, pasibeldžia, žiūri, to nėra, nieko nėra, nuėjo tvartą, papjovė kiaulę, grįžta namo. Motina žiūri per langą. Tėvas grįžta iš kaimyno su peiliu kruvinu. O viskas. Užmušė kaimyną, sužinojo apie mus ir pati į mišką. Tėvas grįžta namo, padeda peilį, sako, o kur motina? Nu, sūnus sako, motina. Su kaimynu, va dabar abudu į mišką nubėgo. Taigi jie pora. Tėvas, tu peilį pro duris. Sūnus atsisėda taip prie stalo, vėl įsipila degtinės lašelį, suvalgo koldūnų, sako. Nu va, sakiau, kad šiandien darbo nebus.